Tai sveiki, šiandien yra šeštadienis ir vėl važiuojam į offroadą. Tai šiandien toksai lengvesnis bus. Daugiau praskept kažką. Tai šiandien taip paprastai. Kiek minėjo Hebra, tai varysim taip prasilėkti lengvai. Tai Paulina priminė, kad reikia sutvarkyti vieną dalyką. Čia buvau daręs bumpedus tuos, ar kaip čia jie vadinasi, nu, kad atrama būtų. Ir čia man taip nesigavo, kaip aš norėjau. Tai tiesiog vieną jau nupjoviau ir galvojau, šito nesieks, bet kaip gerai susėda važiuoklį, tai reikia irgi šitą nupjauti. Tai pasimam Great Flexą, nupjaunam ir varom. Pasimsim kelis įrankius, pasimsim paprastų raktų komplektuką, pasimsim vidutinės terkšlės komplektą, atsuktuvą ir nulokis pakrautas, 3 dar yra štai. Simsim lagaminėlį, kad galėtumėm gražiai susidėti viską. Na, ir dėl visako testerį pasimu. Kai kas eitų kažką patikrinti. Varom. Varom į parduotuvę, nusipirkti vandens, šiek tiek maisto. Ir varysim susitikti su Hebra. Tai apsiperkam. Labą dieną. O, vaikinas. Ką tu? Viskas. Kurio? Atviščias po praeitį. Ne, jo. Aš nežinau, ir užsipyliau. Da, biskį liko iki pilno, bet bakas pas mus mažas. Bet aš praeitą sykį su pusę bakų išvažiavom. Jo. Tai grįžau, to tada reikia. Jo. Labą dieną. Labas. Labas, tai ant Dievo pasi.
Medis nuvirtės, ne? Jo, medis, čia guliu, tai bet čia ir pabaiga, nes pagautas viską kvartalinį, kiek kitur toliau, tai gali būti labai jau. Jo. Tai gal susimys ir visim atgal. Manau. Tai ten kelias pasibaigė, nes buvo baisulinis beržas nulūžęs. Nes dabar apsisukom atgal, važiuojam ieškoti kitų vietų. Čia buvo pora irgi šitam take, pora tokių ratų prasisukimų. Žiūrėsim dabar, kas dar čia bus. Šitoj vietoje ir nusukom priekį, net girdėjosi toksai bumtelėjimas. Tai jo, čia buvo tiesiog laiko klausimas, kada taip atsitiks. Tai... Nu, Subaras kažką biškį uodė. Važiuos. Naujas akumuliatorių. Niek dirbo. Kabėti. Vyrai, tai kaip, dabar užgeso, tai... Neįpylė niekas. Nieks neįpylė. Nieks neįpylė dėl to. Ai, pasuks. Vado biškį gas. What the hell? Oh my God! Dujos įsijungė. Ne. Gazuo. Nusisuko priekinis tiltas. Kardanas, ta prasme, sukasi ant vietos visiškai ir prasuko dantis reduktoriaus. Tai greičiausiai reikės kito reduktoriaus. Nuvokė vostėt. Savaitgalį čia toksai eventas vyksta Kaslų Rūdoj varžybos. Dabar yra šeštadienis. Eventas prasideda kitą šeštadienį. Dabar turim užsiblokuoti Razdatkę, kad užblokuotų abudu tiltus, kad varytų vienodai. Tai, žodžiu, nežinau. Reikia išsiimti priekinį reduktorių. Čia išimti. Iš tikro reikalų tai yra. Čia aš nežinau. Čia greičiausiai net reikės motorą pasikelt, kad jį išsiimt. Nes iš čia giliai labai stovi. Ir reikės dėti metalinį. Metalinio vėl. Vietoje nemanau, kad bus. Reikės laukti. Nežinau, ką mes čia darysim su juo. Bandysim gal užsakyti ir važiuoti tiesiog su galu. Aišku, niekur gal bandysim nedalyvauti, tiesiog nuvažiuoti.
palikus galą. Pas mus diena baigėsi taip. Bandysim tvarkyti. Ačiū, kad žiūrėjot. Dėkit laiką, pasubscribinkit ir iki kitų video.